Šis vyrukas paliko laivą, kuriame dar buvo 1500 žmonių. Kaip čia gražu. Mes svetainėje prieš židinį. Argi nenuostabu, kad tie papuošimai išliko iki šiol? Šie subtilūs elegancijos ženklai. Dar beveik galima pajusti tai dariusio žmogaus prisilietimą. Briusas Ismėjus buvo bendrovės White Star Line generalinis direktorius ir būtent jis prieštaravo pasiūlymui laive turėti 48 gelbėjimosi valtis. Jis manė, kad pakaks ir mažiau valčių. Tai Smito vonia. Kapitono Smito. Taip. Titaniko kapitonas prausdavosi čia. Jo maža rausva sėdynė ilsėdavosi štai čia šioje vonioje. Kapitonas Smitą vadino milijonierių kapitonu, nes jis labai patiko pirmosios klasės keleiviams. 30 jūroje praleistų metų puikiai charakteristika. Ši kelionė turėjo tapti didžiausiu jo laimėjimu. Jis ketino į pirmąją kelionę per vandenyną išplukdyti didžiausią ir gražiausią kada nors pasaulio regėtą laivą. Ir po to pasitraukti. Mes archeologai nuolat gyvename apsupti tokių vaizduotės šmėklų. Aš įsivaizdavau Thomasą Andrewsą stovintį Denyje. Jis buvo laivų statybos bendrovės Harland & Wolff generalinis direktorius ir prezidentas. Jis sukūrė ir pastatė Titaniką nuo pat pradžios. Jis pažinojo laivą geriau nei bet kas kitas. Jis pastatė laivę keltuvą, kuris buvo sukurtas perkelti gelbėjimo valtį iš laivo į vandenyną, tada grįžti atgal, paimti antrą valtį ir viską pakartoti. Jis pats savo užrašuose žymėjosi valtis, kurios turėjo atsidurti laive. Jis savo laimėjo ir skųsdavosi tik minimaliai. Dėl prekybos ministerijos reikalavimų. Andrewsui rūpėjo tiek laivas, tiek jo įgula ir jis plaukė juo, tikėdamasis ištaisyti likusius trūkumus ir užtikrinti, kad viskas vyktų sklandžiai. Jei tik jis galėtų išvysti šiuos laivus, siunčiančius šiuos nepaprastus robotus į jo laivą. Pasitrauk dešiniau nuo strėlės. Na štai, gerai. Gerai. Išeinam. Išeinam, žmonės. Gerai, truputį pirmin. Gerai. Ištyrėm visus 3 priekinius triumo liukus ir suskirstėm juos į kelius skyrius, kurie dar niekad nebuvo nufotografuoti. Taip, mums pavyktų ten patekti. Jūs jau viduje? Taip, nuostabu. Skaičiuokit duris dešinėje pusėje. Taip mes orientuosimės. Gerai, įeikim vidun, štai mūsų laiptinė. Jie turėtų mus ten nuvesti. Taip mes pateksime į 3 klasę. Mes pagrindinėje patalpoje priekyje po šachtą. Nedaug dalių šiame kambaryje buvo. Jis niekada nebuvo išdekoruotas. Baras gale, kur tebėra čiaupas, stalai buvo savo vietoje, stalai ir suolai dailiai sustatyti. Tai buvo akivaizdu.